Jau 13 kartą studentus, moksleivius ir visus informatikos ir kompiuterinių žaidimų ar anime mėgėjus pritraukia informatiškiausias KTU festivalis InfoShow. Šį daugiau nei savaitę vykusį renginį atidarė didžiausias Baltijos šalyse surengtas LAN party. Čia susirenka žaidimų mėgėjai, entuziastai, žmonės, kurie šiaip ateina iš smalsumo pasižiūrėti, aišku, žiūrovai, kurie nori pasižiūrėti, kaip žaidžia geriausios kažkokių žaidimų komandos. Taip jie gali laimėti, visas prizinis fondas viršyje 10 000 eurų. Nesitikėjau, kai jau taip net toks išgąstis, aš galvoju, čia vienas kitas bus stalas, dar kažkas, o čia pilna salė, gražu žiūrėti. Renginio metu buvo pasiekti 2 Lietuvos rekordai – ilgiausio tokio tipo renginio bei didžiausio kompiuterių kiekio. Lietuvos rekordas buvo, jei neklystu, 117 kompiuterių, o vakar pasiekėm su skaičiumi 393 ir taip sumušėm rekordą, o dar vieną rekordą, kurio dabar siekime, tai yra, kad ilgiausias tokio tipo renginys Lietuvoje. Aš džiaugiuosi tais dalykais, todėl kad tai pagrindinis variklis karjerai, ateičiai jaunam žmogui. Ta iniciatyva informatikos fakulteto ir atstovybės tikrai yra šauni ir tik tai galiu padėkoti, kad jūs tą darot ir eilę metų tą darot ir net į tarptautinius tokius turnyrus išeinat, kaip kad šiemet yra. Tai yra gražu, tikrai yra labai gražu. Estafetę perėmė InfoShow debiutantas Hardware Jam. Hardware Jam tai yra pirmą kartą KTU informatikos fakulteto studentų atstovybės organizuojamas renginys, kurio konceptas yra panašus kaip Game Jamo ir Code Jamo, tik tai yra skirta jau technologiniams dalykams. Dalyviai susirenka savaitgaliu į vieną erdvę ir bando sukonstruoti kažką iš įvairių elektroninių prietaisų. Ta tema sujungti programinę įrangą su įvairiais prietaisais ir renginiais yra pakankamai nauja. Internet of Things dar tik tai ateina, ar ne, į Lietuvą iš tikrųjų, ir tie, kas norėtų dalyvauti panašiuose renginiuose, tai bent jau iš dabartinės šito renginio patirties galėčiau pasakyti, kad nesibaiminkit, jeigu nemokat programuoti įvairių renginių. Nereikia būti profesionalu, kad atei čia nais ir kažką nuveikti. Čia gali surasti užduočių kiekvienas. Į festivalį sugrįžo programavimo entuziastams skirtas renginys Code Jam. Šitas konkursas yra skirtas visiems norintiems programuotojams ir ne tik entuziastams. Nebūtina būti profesionalių programuotojų, kad galėtum dalyvauti čia. Kaip matom, šiandien čia yra ir nemažai mokinių, iš tikrųjų didesnioji dalis čia yra mokiniai. Studentai yra kai kurie jau baigę universitetą. Ir šis konkursas tai yra toks konkursinis programavimas, jisai skiriasi nuo to, kurį mes dirbam savo darbo vietose, tuo, kad čia yra toks konkursas, yra sportinis elementas, yra ribotas laikas ir šiek tiek ir įtampa yra, tai reikia ruoštis tam. Šiais metais įvedėm labai šaunią taisyklę, kad bet kas nori, gali dalyvauti šitam konkurse, ko pasiekmei daug daugiau dalyvių dalyvauja. Ir manau, kad ši tradicija gali būti tęsiama, jei vis dar bus tokios pat taisyklės ir konkursas bus populiarinamas mokinių ir studentų tarpe. Po žaidimų ir programavimo dalyviai turėjo progą išmėginti jėgas infobole. Futbolininkai noriai dalinosi įspūdžiais apie įnirtingas varžybas. Treniravomės nemažai su komanda, padarėm apšilimą gerą, prisitampėm. Biški vienas užsilaikęs buvo komandos narys, bet šiaip gerai. Gerai, kad pirmą kėlinį atlaikėm, biški pastaupėm jėgų antram, susipasavom antram kėlinį ir įmušėm įvartį, sėkminga. Iš standartinės situacijos pasirodo, bet viskas lyg gerai baigęs. Laukiam sekančių rungtynių. Žmonės, kurie norėjo laimėti naują išmanųjį telefoną, galėjo sudalyvauti netradicinėme renginyje Numesk seną, gauk naują. Varžovams tereikėjo turėti savo seną bei veikiantį telefoną ir nusviesti jį kuo toliau. Pagailėjusieji savo išmaniojo turėjo galimybę rungtis tarakonų lenktynėse arba pasitikrinti taiklumą šaudant į taikinį iš dažasvydžio ginklo. InfoShow vainikavo jau tradiciją tapęs japoniškosios animacijos renginys Anime Nights. Čia yra toks renginys pavadinimu Anime Nights. Čia anime fanai tikriausiai jau girdėję yra ir nesikį buvę.
Čia jau vyksta jau 10 metus iš eilės. Jis yra toks tradicinis Kaune, matyt, vienintelis anime renginys, kuriame susirinka šitiek daug aktyvistų, šitiek anime mylėtojų. Ir ne tik anime mylėtojų, viso įvairiausių žaidimų, filmų. Čia tiek daug įvairaus plauko žmonių, tiek galima susipažinti. Jis labai paaugo. Aš nebuvau čia, man rodos, 3 metus. Paskutinį kartą buvau čia prieš 3 metus ir žmonių nebuvo tiek, kad užpildytų visą salę. O šiandien žmonės tiesiog užpildė visą salę, sėdėjo ant praėjimo ir buvo labai smagu matyti tiek daug žmonių vienoje vietoje ir kad Anime Nights populiarėja ir pritraukia vis daugiau ir daugiau žmonių. Šiais metais, kai atėjau, atidariau duris ir pamačiau tiek daug žmonių, aš net išsigandau, nes nesitikėjau, kad jų šitiek iš tikrųjų yra. Tai buvo labai smagu pamatyti ir pasirodymų gausa, ir ypatingai pasirodymų patys, kaip žmonės vaidina ant scenos, tai buvo wow.